Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Joną, kurią apmąstysime šią savaitę. Anu metu, matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau. Po manęs ateis vyras, pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštijau vandeniu. Ir Jonas paliudijo: aš mačiau dvasią lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pasiliko virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs: ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią dvasią, tas ir bus, kuris krikštis šventąja dvasia. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo sūnus. Tai Viešpaties žodis.